Tai ką, sveiki visi. Smagu jūs darbo dieną pietų metu matyti čia. Jūsų yra jau 38 ir matau, kad dar jungiasi. Minėjau jau merginom, kad net buvo žmonių, kurie šiandien ir 10 valandą jungiasi ir dar anksčiau, žodžiu, tai kiek žmonės trokšta žinių, tai tas labai džiugina. Tai Jolanta, manau, kad mes iš karto pradedam, ar ne? Jau priminiau merginom, kad pasiimtų eterinius aliejus, aš iš karto tada, nesvarbu, kad mes dar darysim kažkokią praktiką, bet pasileidžiu aš skaidrės. Kur mano skaidrės? O, kas čia? Taip. Jūs jau išuostėte, ne, eterinį aliejų? Ne, mes dar neišuostėme ir aš žiūriu, kažkas pas mane kažkodėl skaidrės pastrigę. Tai kol tu skaidrės pradėsi, norėjau parodyti, kad būnant bet kuriom sąlygom, pas mane su manim yra tokia kosmetinė. Ir joje čia galima daug ko rasti, ne tik retsykiais lūpdažį, bet aišku ir tyvs, visą laiką ir nedidelį savo rankinuką telpa, viskas čia pas mane. Dabar Abundance su Joy pas mane irgi yra. Tai jūs irgi pasižiūrėkit, kas pas jūs čia ir dabar po ranka yra, ką nešiojatės. Mano Brief Again ir Thieves yra rolai. Tai jūs irgi parašykit, būtinai visada mėgstu lūpų balzamą. Kartais rankinukę ir ne vieną randu, todėl kad jeigu būna tik vienas, ne visada rankinukę randu. Kam turbūt irgi panašiai būna. Būtinai pipirmėtę turiu su savim. Valorą. Tai va, tai parašykit komentaruose, kas pas jūs va čia ir dabar, va taip per vieną ranką yra lengvai pasiekiama. Taip, tai skaidrės pasileidom. Keletą sekundžių, kol rašysite, kas po ranka, ar ne. Po ranka pas mane iš tikrųjų tai Ninseret gėrimas ir Abundance. Taip. Aha, kaip įdomu. Oras, Piscalium, Minkrolon, Abundance, ten kardamonas, kiek daug šalia, Mind Collection, Kopaiba, lūpų balzamas, Abundance. Kaip smagu, kai daug, ar ne, Jolanta, šalia turi žmonės pasidėję, ne vien tik tai vieną kažkokią eterinį aliejų. Taip, va, ir loyalty, wow, tikrai, tiksliai. Man vakar viena mano mūsų bendramintė labai pasidalino Palo Santo ritualų. Labai noriu jį išbandyti, labai stipru, apie irgi tam tikrus prisirišimus, apie tam tikras situacijas, kur būna iš emocinės pusės, atrodo, sprendi ir neišsprendi. Tai kai jau aš irgi išbandysiu, labai stipru pasirodė, tai yra daug metų irgi su Young Living, Palo Santo, aš buvau pamiršusi jau, ne tai kad pamiršusi, tiesiog kurį laiką nenaudojau, padėjau į stalčių. Kas žinot, Palo Santo irgi pakomentuokit, bet tai yra vienas stipriausių patirčių, tų vidinių atradimų. Kai pradėjau Young Living verslą prieš daug metų, Palo Santo eterinis aliejus buvo tas, kur matai kaip apie tą vidinį matymą, žinojimą. Jo, tai va. Taip, tai Etela, tu tada tęsi toliau, ar ne? Taip, aš tęsiu, tai ką, pasimkite eterinį aliejų, kurį turite. Žinom ritualą, ar ne, lašelis ar du į delniuką. Sukame pagal laikrodžio rodyklę, pasidarom savo garintuvą asmeninį, ar ne. Ir kadangi esame čia dauguma turbūt dėl savo Senior Star
o kas yra jau pasiekęs, tai galvoja apie kitą kvalifikaciją, jeigu dalyvauja čia ar ne, tai tiesiog įkvėpkite šio nuostabaus kvapo, kuris tikrai veikia mūsų pasąmoniniam lygmenį ir pagalvokite apie tą dieną, kada įsižiebė ta jūsų nauja kvalifikacija, kaip jūs jaučiatės ir dar pagalvokite, kad kurioje vietoje jūs esate, ar ką įsigijote, ar kažkur kelionėje, ką pasidovanojate savo už tą pasiektą kvalifikaciją. Įsijauskite į tą jausmą, tiesiog. Ką matote, pagalvokite. Tiesiog matykite, nepagalvokite. Koks jausmas širdyje. Na ką, turbūt eisime pirmin. Laikas yra brangus, ar ne? Pakomentuokite, tiesiog komentaruose parašykite, gal kas jautėte kažką labai tokio savo reikšmingo, tiesiog pasidalinkite savo mintimis. Na ką, ir dalinkitės tą mintimį, tomis mintimis ir eisime toliau, eisime prie refleksijos. Iš tikrųjų, tai mes kiekvieną savaitę įsivertinsime savo praeitos savaitės veiksmų rezultatų, reiškia tuos balus. Ir kadangi dar nebuvo tokių kaip ir namų darbų, tačiau vis tiek veiksmus darėte, tikrai kiekvienas, tai čia tokia parašykite, kaip vertinate savo praeitos savaitės veiksmus ir rezultatus nuo 0 iki 10. Įsivertinkit save, kai buvo jūsų šita savaitė, nors ir be namų darbų, bet jinai buvo su veiksmais, net nebejoju, vat yra 4 Inga, Jolanta 8. Ne 10, Jolanta, pas tą visą laiką turite kažkaip 10, 2, 2, 5, 6, 7, na įvairiai, ar ne? Įvairiai save vertinate, kai kas turbūt dažnai mes savęs nedavertiname, galbūt tikime žymiai daugiau, tačiau visą laiką reikia savo padėkoti už tai, ką padariau, nors galbūt ne viskas pasisekė, ką norėjot, bet tikrai dėkokite savo pastoviai už atliekamus veiksmus ir už tam tikrus rezultatus. Ir iš karto noriu Jums pasakyti, kad kadangi mes intensyviai kiekvieną trečiadienį dirbsime online, tai tikrai iškils, garantuoju, iš visų temų kažkokių tai klausimų, tai prašymas būtų toks, kad kiekvieną savaitę, jeigu kils iš tos temos kažkoks klausimas, tai rašykite užklausą į Telegram chatuką mūsų, ar ne, kuriame mes komunikuojame ir tikrai mes atsakysime į kiekvieną, gal ne tą pačią dieną, bet tikrai per tą savaitę atsakysime, kad jums neliktų tų kažkokių tai neaiškių klausimų. Tai atsakymus tikrai gausite. Ok, gerai. Manau, kad tikrai gerai, ar ne? Kad neliktų neišspręsti klausimai. Na ką? Noriu truputį, kaip kas vertinate, kas iš to, tai čia ne pažymį susirinkom rašyti, ar ne? Labai svarbus akcentas. Jeigu taip vertinau, kaip 1–2% ši savaitė galėtų būti geresnė. Kokį veiksmą ar ką įsivedus, vertinčiau save daug geriau. Ačiū, Rima, labai. Kuris momentas? Nepažymys esmė, ne? Nes kažkas įvertino 5 ten ir taip toliau. Aš 8 tai vertinau, labai aiškiai pasakysiu kodėl. Vakar tai buvo ta diena, kada buvau suplanavus tikrai svarbių darbų nuveikti Young Living versle ir savijauta buvo tikrai nekokia ir aš jų nepadariau. Nors buvau priplanavus ir labai ryžtingai nusiteikus. Čia kaip pavyzdys. Kad kita savaitė mano būtų geresnė, ką aš darysiu, aš žinau, kad aš ypatingai dar kartą fokusuosiuosi į savo miego režimą, nes kad tų jėgų būtų tiek, kad aš galėčiau padaryti bent 60–70% savo suplanuotų darbų.
Tai mano prioritetas miegas. Taip, ačiū Jolanta, iš tikrųjų mes kiekvienas turime pagalvoti, kodėl mums kažkas tai nepasisekė, jeigu mes įsivertinom taip ar ne. Ir kitą savaitę tikrai pas visas bus geresnė. Tuo labiau, kad bus kažkokie namų darbai, ar ne? Tai einam toliau tada. Dabar iš tikrųjų norime supažindinti jūs su visomis 12 temų. Šiandieną tai puikiai jau žinote, kad tai bus apie etikos kodeksą, kaip kurti pasitikėjimą ir reputaciją. Ir sekančios temos kokios, tai tikrai labai kiekviena tema yra savita ir labai naudinga. Tai sekanti tema bus, aišku, dar pasakysiu vėliau, bet atrask savo kodėl ir paversk svajonę aiškių veiksmų planu. Taip pat bus apie kontaktų sąrašą, tai yra sukurk savo kontaktų lobyną. Trečia tema - tapk savo verslo šeimininku virtualiame ofise, tai bus apie virtualų ofisą, kaip naudotis juo. Tada įdarbink produktus kalbėti už tave, pavers klientą lojaliu gerbėju ar partneriu. Taip pat bus kalba apie balanso ratą, tarp kitko šiandien apie tai irgi bus užsiminta. Kita tema - efektyvus kvietimas, nes iš tikrųjų mes puikiai žinome, kad tikrai darom renginių nemažai, turbūt jau ir jūs kai kas darote, kas dar nesate Senior Star, tačiau kaip yra sudėtinga sukviesti žmonės, ar ne, kad mes turėtume tą bent kažkokį minimalų jų kiekį, kad iš to mes turėtume kažkokios vertės, ar ne, į rezultatą. Tai bus apie efektyvų kvietimą paskaita. Taip pat kaip parduoti nepardavinėjant, ar ne, kas yra labai svarbu tinklinėme marketinge, kad jeigu žmonės eina per pardavinėjimą, tai kas gaunasi? Gaunasi, kad niekaip nesurenka savo komandos. Pavers prieštaravimus galimybėmis. Be abejo, visi turim prieštaravimų, ar ne, ir apie juos mes irgi kalbėsime. Apie marketingo planą. Reikia mokėti skaičiuoti savo pajamas. Apie tai šiandieną trumpai irgi bus užsiminta. Ir kaip kurti kasdienius įpročius, kurie formuoja lyderio pamatą, ar ne? Tai bus labai apie veiksmus daug kalbama. Tai tikrai visos temos yra labai geros. Parašykite, kam temos patinka pliusiukus, kam atrodo tai labai naudinga. Aš labai noriu akcentą vieną tik uždėti. Tai nėra, kad eiliškumas temų ar dar ką. Matot, mes pradedam beveik nuo galo, ar ne? 2 vienetukai, tai tarsi pirma tema, bet iš tikrųjų kaip ir 11 čia pažymėta. Tai yra tiesiog 12 temų, kurių visuma, į perpratus kiekvieną temą, jūs lengvai arba jūsų partneriai tampa Senior Star. Ir bet kada prisijungus, bet kurią temą, pavyzdžiui, po mėnesio pas jūs prisijungs pas kiekvieną, ko labai linkiu, nauji 5 partneriai. Ne? Sakysit, tai kur čia dabar, kaip čia? Tai ir mes nagrinėsim tuo metu, nežinau, vesk pokalbį per sveikatos balanso ratą. Ir kiekvienas jūsų naujas partneris, jis įsijungs, esmė, kad jis praeitų visas šitas temas. Ir mes kiekvieną kartą rodysim, kurioj temoje iš šito grafiko, iš šito sąrašo esame. Taip, ačiū Jolanta už papildymą. Ir va, kaip minėjau, apie balanso ratą, tai iš tikrųjų einant prie sekančios skaidrės, norisi pasakyti tai, kad ir jūs tą puikiai žinote, kad jeigu mes nenaudosime produktų ar ne, tai mes ir nepadarysime verslo su Young Living. Tai įdomu labai jūsų dabar pasiklausti, prie šios skaidrės aš ilgai neužsibūsiu prie tos temos, kokioje dabar srityje esate jūs, sveikatos srityje. Matot, sritis yra išvardintos, ir imunitetas, ir emocijos, ir virškinimas, ir kvėpavimas, ir kitos. Ir ką dabar naudojate, kurioje srityje esate dabar jūs. Parašykite čatuke savo dabartinių produktų naudojimą, kurioje srityje naudojate. Nes žinome, ar ne, kad jeigu mes nenaudosime produktų, mes negalėsime dalinti su kitais. Taip. Jūs turėsit atskirą temą apie balanso ratą, kaip tai įrankį, kuris padeda žmonėm būti lojaliais, kurti įpročius ir visa kita. Tai balanso ratas greičiausiai pas jūs nebus, kad tik vieną sritį kažkurią nagrinėt, bet prioritetas yra vienai sričiai. Ir mano rekomendacija 3 mėnesius turėti, kad mes kiekvienas savo turėtumėm 3 mėnesių savo asmeninį sveikatinimosi planą. Ir vis peržvelgtumėm, kur esam. Ne šiaip sau darydami ir žaidimo projektus ir kitus įrankius, mes rodome, kad svarbu 5000 žingsnių praeiti, ar ne, gerą maistą pavalgyti, atsikelti laiku arba išsimiegoti.
Tai pergalvokit, jeigu dar neturit savo 3 mėnesių sveikatinimosi planą su savo sponsorium, pakvieskit jį į pagalbą arba patys pasidarykit. Labai labai kviečiu jūs tai tiesiog dėl savęs. Taip, ačiū Jolanta. Dauguma rašo, kad imunitetas, energija, emocijos, tai tikrai šiai dienai imunitetas labai svarbu, emocijos visą laiką svarbu, tai tikrai labai geros rytis. Taip, ir ką, prieisime mes dabar prie jūsų Senior Star. Tai nebus kažkoksai labai didelis apžvelgimas, tiksliau bus apžvelgimas to, ką Senior Star turi turėti, kaip jį pasiekti ir kažkiek tai susijęta su jūsų finansais. Tai pirmiausiai nuo to, kad tikrai jau žinote, manau, kad Senior Star apyvarta turi būti 2000 OGV, o jūsų be abejo minimum 100 PV užsakymas kiekvieną mėnesį, ar ne, ir ne mažiau. O čia iš tikrųjų aš bandžiau padėlioti netgi tą viską vizualiai, kas gaunasi, iš kur gaunami šitie pinigai, per kokius šaltinius jie ateina. Ir ėmiau konkrečiai, tai pavyzdžiui taip, kad jeigu mes kalbame apie šios mokymus, kad yra 4 mėnesiai jums duodami pasiekti, kaip duodami, čia jūsų aišku pasirinkimas, bet manau, kad tikrai drąsiai visi tą galite padaryti. Per 4 mėnesius, jeigu pasiekėte Senior Star, tai toks pavyzdys, reiškia, kiekvieną mėnesį aš manau, kad tikrai kiekvienas galite užregistruoti bent minimum po 5 naujus partnerius. Tai va, čia žiūrime 4 mėnesį, 4 mėnesio finansų skaičiavimą. Jeigu jūsų ir 4 mėnesį 5 žmonės ateina su 120 PV taškų į jūsų komandą, taip registruojasi su 120 PV. Kodėl 120 PV, priminsiu, nes jeigu lojalumo programoje užsisakant startinį rinkinį ir dar pridėjus 20 PV gauna kiekvienas žmogus dovaną. Tikrai tą vertę mes kiekvienas turbūt jau mokame, o gal dar tik mokomės perduoti naujam būsimam brand partneriui. Tai aš ėmiau kaip pavyzdį 120 PV. Tai nuo ko gaunate jūs, jeigu užregistruojate 5 žmonės, nuo kiekvieno žmogaus pajamas? Tai gaunate 25% vienkartinę premiją, jeigu registruojate su startiniu rinkiniu. Jeigu be startinio rinkinio, tai jūs šios premijos negaunate. Tai 25% nuo 120 PV gaunasi $30. Plus gaunate 25% nuo 120 PV, tai irgi gaunasi €30. Šitie procentai, 25, kurie gaunasi nuo žmogaus užregistruoto PV, tai yra 3 mėnesius. Nuo 4 mėnesio jūs gaunate jau nuo 1 lygio 8%. Tai jeigu mes žiūrime toliau, tai sakysime, jūs per 3 mėnesius, jeigu mes skaičiuojame, kad minimum registruojate po 5 žmonės, po 5 naujus klientus, tai gaunasi, kad įmam vidurkį, sakysime, kad žmogus registruojasi už 100 PV, bet tai nebūtinai gali būti 100 PV, gal kažkas už 75, o gal kažkas ir už 300, bet sakysime, kad yra 100 PV. Tai jau nuo 4 mėnesio, nuo tų 15 žmonių jūs gaunate 8%, ne 25, tai sumoje gaunasi $120. Taip pat pasiekus Senior Star, dabar naujas apmokėjimo būdas, yra premija $100 3 mėnesius. Aš truputį tą paaiškinsiu labai trumpai plačiau, kad neliktų klausimų, bet jeigu skaičiuoti, sakysim, 4 mėnesio, tai kad pakartosiu, jūs registruoja 3 mėnesius po 5 žmonės, 4 mėnesį taip pat 5 žmonės, įskaitant premiją ir tuos 4 mėnesio 8% nuo jūsų tų 15 žmonių, kurie buvo jau 3 mėnesius registruoti, jūsų pajamos 4 mėnesį bus $520 konkrečiai. Aš galvoju, jeigu bus klausimų, galbūt iš tikrųjų norisi, kad jie būtų ir parašyti, kaip minėjau, Telegram chat, ar ne? Gal nesustojam, nes noriu dar prieiti prie rango pasiekimo premijos. Kaip minėjau, tai yra visiškai naujas dalykas ir kas labai bent, nežinau, daugumai turbūt patinka, kad sakysime, jūs 4 mėnesį dabar pasiekėt Senior Star kvalifikaciją, jūs gaunate €100 premiją. Tačiau sekantį mėnesį, jeigu jums pritrūko šiek tiek ar ne ir jūs Senior Star nepasiekėte,
tai jūs tos premijos negausite. Tačiau, jeigu pasiekėte dar sekantį mėnesį, jūs vis tiek premiją gausite. Ir taip nepriklausomai nuo to, ar tai iš eilės bus mėnesiai ar ne, tai jūs už tuos 3 mėnesius, kai tapsite Senior Star, 3 mėnesius gausite po $100 premiją. Aš manau, kad tai labai geras dalykas, kompanija tikrai labai pagalvoja apie naujus žmonės, apie tą kvalifikaciją, pirmą tokią truputį aukštesnę, vyresnę žvaigždę, kad tikrai žmonės turėtų pajamų daugiau, negu turėdavo anksčiau. Taip, čia Jolanta turi kažką papildyti? Jo, kad iš dolerių pas mus komisinė persiskaičiuoja 0,87 dabar koeficientų į eurus. Taip, ir aš galiu pasakyti konkrečiai, Senior Star iš tikrųjų jau žinau, kadangi vienas mano naujas narys gavo, tai 88 eurai. Ai, tai 0,88. 88 eurus gavo. Tai va, ir čia dar tokia tiesiog žiniai, kad jeigu vidutiniškai žmogus užsako po 100 PV, tai 20 žmonių organizacijų tikrai turėtų būti, ar ne, bet kaip minėjau, ir čia labai aiškiai parodyta, kad vienas gali užsakyti už 100, kitas už 200, kitas už 400. Tai nesvarbu, kiek yra organizacijų žmonių, ar ne nuo žmonių skaičiaus priklauso kvalifikacija, o priklauso nuo OGV. OGV tai yra 2000 būtinai ne mažiau. Daugiau gali būti ir tai siekiamybė, ar ne, bet mažiau tikrai negali. Aišku, pas mus yra organizacija, aš labai žaviuosi žmonėmis, kurie sugeba registruoti žmonės ir po 400 ir po 350 PV, tai aišku, tada 2020 žmonių nereikia, 2000 greičiau pasidarytų, bet skaičiuojame mes šitaip, ar ne? Na ir kalbant apie pasiekiamumo tą laiką, kvalifikacijų, tai iš tikrųjų mato šitoje lentelėje, kad Senior Star galima pasiekti ir per 2 mėnesius. Viskas priklauso nuo jūsų pačių, nes tikrai yra žmonių ir ne vienas ir ne 2 Young Living organizacijų, lietuvių Young Living organizacijai Lietuvos, kad registruoja ir po 10 žmonių ir daugiau kas mėnesį. Tai jeigu jūs labai pasistengsite, startuosite, tai tikrai per 2 mėnesius galima drąsiai pasiekti Senior Star, o jeigu dar nesate net ir Star, tai galima pasiekti ir per 1 mėnesį, nes tai yra tik tai 500 PV. Jolanta, tu čia nori kažką tai dar Viskas. Taip, dabar iš Gal tikrųjų... grįžk truputėlį tada, žiūrėkit, tai nėra išsamus marketingo plano dalies, apie tai, kaip pamenat, bus atskira tema, bet mintis, dėl ko mes esam Kunzėja Start iki Senior Star, kad mes nepamestumėm, kuria kryptim judame. Senior Star visą tą grubiai 25% nuo pirmo lygio, 10% nuo antro lygio. Taip, kažkas pasiekė Senior Star ir su 6 žmonėm, o gal ir su 2, bet vidutiniškai, jeigu po 100 taškų žmogus registruojasi, tai yra jau jūsų bendruomenė apie 20 žmonių. Kur matė 12 tema, tai yra pamatas einant į toliau lyderio, būsimo lyderio, tvirtas pamatas, jeigu kokybiškai visą tai darome. Tai pajamos apie 500 eurų Senior Star, jeigu taip jis tolygus tas grafikas, apie gali būti 20 žmonių ir tai tikrai per porą mėnesių galit padaryti, jeigu tik šiandien, kaip kažkas iš jūsų rašėt, vakar užsiregistravo, tik prisijungėt, ar ne? Aš papasakosiu labai trumpai savo pradžią. Rugpjūčio 12 dieną 2014 metų aš užsiregistravau, kad gaučiau pirmą pradžios rinkinį. Aš jį gavau ten į mėnesio gal vidurį pabaigą, per mėnesį mes pirmą rinkinį išnaudojom, nežinodami nei ką daryti su juo, bet mes testavom ant šeimos, pamenu su sese. Taip, rugsėjį aš buvau Star, tai buvo 500 PV. Spalį aš tapau Senior Star, ne tai buvo. Rugpjūtį aš buvau Star, jau nors tik pradėjom ir pirmi 5 prisijungė 500 PV. Tada aš rugsėjį padariau dvigubai nuo Star, tai yra 1000 PV. Tada man visai patiko dvigubinti kiekvieną mėnesį. Tada galvoju, spalį aš vėl padvigubinsiu. Spalį aš padvigubinau ir tapau Senior Star. Tai buvo 2000 PV. Tada galvoju, lapkritį reikia vėl padvigubinti. Tai lapkritį vėl padvigubinau, tai buvau executive. Tai yra mano istorija pradžioj, kai nieko viso to nebuvo.
Ir galvoju, tai toliau dvigubinam. Patiko Puzieniai. Gruodis ir dėja man nepavyko padvigubinti, bet man pavyko jau gruodį turėti 6000 PV apyvartos. Tai va. Taip kad dalinuosi tuo, nes esam visi čia, kad jūs tą ir padarytumėt ir užkurtumėt viduje va tą tvirtą pamatą, kad po to ta motyvacija jinai tik augtų. Ir kad nebūtų balai kaip šiandien 6, tik iš kur dabar gauti to resurso veiksmams? Pradėkim nuo mažų dalykų, kur pradėkim rašyti galų gale dienoraštį, kur aš esu šaunuolė, čia padariau, kad užkeltumėm savo resursą. Atsiprašau, biškį nukrypau, Tela, keliaujam toliau. Labai gerai, labai ačiū, Jolanta, kad pasidalinai, nes žiūriu, kad ir Živilė dalinasi, kad yra turėjusi Senior Star su 6 tik žmonėmis. Tai tikrai nėra rodiklis 20, bet jeigu turėsite 20 ir dar turėsite su didesnėm apyvartom žmonių PV užsakymais, nu tai būsite iškart ir executive. Tai kuo daugiau žmonių, tuo yra didesnė garantija. Šalia to, ne šiaip lentelė šitą rodoma ekrane dabar, rodoma jums tam, kad jūs turėtumėt ir tolimą strategiją. Kodėl 20 žmonių? Su 6 žmonėm yra vienas pasirinkimas, su 20 žmonių yra jau kitas pasirinkimas. Todėl, kad greičiausiai nėra jūsų galutinis tikslas Senior Star, bent jau taip linkėčiau jums, o užsibriežti tolimą viziją, perspektyvą, kiek jūs norėtumėt turėti pajamų kiekvieną mėnesį, investuodami savo jėgas, žinias, širdį ir meilę į čia. Tai pasižymėkit, šiandien apsibraukit, galit komentaruose jūsų 2-3 metų perspektyvoje strateginis tikslas, bet pradedam visas dėmesys į Senior Star. Parašykit komentaruose, kiek. Aš einu į Crown Diamond, vakar su sūnum diskutavom. Tai mama, tai kada tu būsi Crown Diamond? Sakau, būsiu. O kodėl tu klausi? Tai mes sako tada, tai tu tada uždirbsi virš 30 000 eurų per mėnesį. Nu, taip, Crown Diamond tiek uždirba virš. O tai mes būsim rich. O tai ką tau sakau reiškia tas rich? Tai mes galėsim kažkokius dar, prabangius namus nusipirkti. Bet sako, aš tai norėčiau į Ameriką nuvažiuoti pas mūsų sponsorius Korni. Žodžiu, tai va su vaikais tokia diskusija, jie irgi išmano marketingo planą. Keliaujam toliau. Kiekvienas turi savo planų, ar ne, į ateitį. Vaikai taip pat turi planų. O tavo vaikai turėtų didelius planus turėti, matydami tokią mamą, tai natūralu. Nu, nėra lengva su tokia mama. Ką rašo žmonės? Taip. Į Gold. Tai 2-3 metų perspektyvoje, ne, Eglė? Gold. Goldą rekomenduoju, net jeigu šiandien ar pradedat, kas dar nežinot Puzienės Deimanto istorijos, tai nuo pradžių, aš jums papasakojau pirmą startą, pirmus metus, ne, Goldu aš buvau kitų metų spalio mėnesį. Spalio mėnesį. Goldu aš buvau 2015 metų spalio mėnesį. Taip kad 2-3 metai Goldui, žodžiu, jūs aišku spręskit. Gerai. Gerai. Einam toliau. Toliau, ar ne? Ir Jolanta dabar Aš ruošdamas, aš labai mėgstu dovanoti dovanas ir mėgstu labai jas gauti. Apie tai šiandien eisim į etikos kodekso, vienas yra punktas. Aš mėgstu dovanoti dovanas ir aš sugalvojau, kad jų motivacijai, tokiam šarmingumui, artėja Kalėdos, dovanų metas. Tegul tai būna ir nepasibaigia mūsų dar mokymų 12 temų, nebūsim praėję. Mes pasitarėm ir su lyderiais, lyderiai pritarė, kad aš galiu dovanoti tokias dovanas. Etela sako, kokios tik sąlygos iš to, kad stropiausiam dalyviam mes turėsim 3 fantastiškas dovanas, netoli 100 eurų vertės, bet šiandien jum atskleisim tik pirmą dovaną. Antrą dovaną atskleisim per kitą susirinkimą, trečią dovaną per trečią susirinkimą. 3 stropiausi dalyviai, kaip tą vertinsim pabaigoje šiandien seminaro, aš papasakosiu, gaus
šį garintuvą. Mano jis vienas mylimiausių ir baltą, aš turiu ir juodą, bet juodas man ypatingai patinka. Tai yra prancūziška, nežinau, nuotaika, jos spalvos keičiasi. Ir kalėdom, tai manau, kad tikrai kiekvienus namus papuoš. Kas dar neturite tokio garantuvo ir norėtumėt jį laimėti, rašykit komentaruose. Neturiu, noriu. O kas turite, tai pasidalinkit savo įspūdžiais apie jį. Toliau keliaujam. Turit baltus du patys, aha. Taip, labai fain. Daug kas neturit, matau, ar ne? Nėra, kad turiu. Nuostabu. Etelą negirdim? Atsiprašau, einam prie etikos kodekso apie pasitikėjimą reputaciją. Labai ačiū Jums, kas komentavote čatuke. Labai daug Jūsų tikrai parašė, kad susipažino su etikos kodeksu. Kai kas net labai gražiai pakomentavote, ką jis Jums reiškia, kurie punktai netgi tikrai šaunuoliai visi, nes tikrai etikos kodeksas yra bet kuriuo atveju reikalingas. Manau, tikrai pripažinsite tą, kas dar nesusipažinote, tai susipažinsite, nes iš tikrųjų etikos kodeksas yra mūsų veiklos pamatas, ar ne? Ir apskritai, kodėl reikalingas jisai ir ką jis duoda komandai, tai šiandieną kartu mes apžvelgsime keletą punktų, tikrai apie visus nekalbėsime, nes tikrai, manau, nėra ir tam nei laiko, nei ta vertės tokios bus, bet yra keletas punktų, kuriuos kartu apžvelgsime, kurie tokie yra patys aktualiausi ir turbūt vienas iš tokių labiausiai keliančių klausimų punktų, tai yra apie draugystę su mentoriais ir apie draugystę su verslo partneriais, ar ne? Ir netgi aš kažkaip uždaviau klausimą lyderiams, kas jų komandose yra etikos kodeksuose tokie, kaip tie vadinami tarakonai ir kurie kelia klausimų, tai vienas turbūt iš daugiausiai sulaukiančių atsiliepimų tai buvo apie tą draugystę, nes iš tikrųjų tai kalbame mes juk iš tikrųjų ne apie šaltumą ar apie kažkokį atstumą, bet apie aiškumą ir sveikas ribas tarp mūsų, ar ne, tarp mentorių ir tarp partnerių. O kai santykiai pagrįsti pasitikėjimu ir profesionalumu, kiekvienas komandos narys gali iš tikrųjų augti, priimti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, prisimti sprendimus be įsižeidimų ar emocinių lūkesčių. O iš tikrųjų draugystės santykis versle yra toksai, kaip kartais tampa spąstais mums patiems, nes atsiranda kažkokios neaiškios ribos, neryškios, nepatogus prašymai, kaltės jausmas ar net, sakysime, manipuliacija. Nes sutikite, būna taip, kada mes labai arti prisileidžiame žmogų, jam tiesiog atrodo tai, kad na tu privalai kažką jam duoti ir kažką padaryti, ar ne, nepriklausomai nuo to, kokiuose mes santykiuose versle esame ar apskritai draugystės tam tikrame santykyje. Todėl šiame punkte kviečiame į brandų pagarba pagrįstą partnerystės modelį, kur abi pusės aiškiai supranta, kad mes bendradarbiaujame, ar ne, o ne ir augame kartu ir kuriame kartu rezultatą. Ir būtent iš tokio sąmoningo santykio gimsta tikra pagarba, o iš pagarbos mes puikiai žinome, kad gali gimti ir tokia tvari draugystė. Tai iš tikrųjų aš tai labai noriu šioje vietoje pakalbinti lyderius, kas tikrai norite pasisakyti ir galite tikrai visi, kaip jūs manote, ką komandoje duoda tokie ne draugystė, o profesionalumu grįsti santykiai. Būtinai pasidalinkite po porą minučių. Jolanta, pas man laikrodis, kai aš įsijungiu skaidrės, jisai neveikia, EPSO nėra. Tai negalėsiu aš uždėti, bet aš galiu tiesiog nuimti laiką. Tai kas iš lyderių pasidalinkite apie... Aš uždėsiu. Kiek laiko? Minučių. 1 minutę? 1 porą. Gerai. Inga, Živilė, Vilma esate, tai jūs tikrai turite didelės komandas, turite be galo didelę patirtį darbo komandose, tai
Koks jūsų tas matymas, kai yra profesionalūs tarpusavio santykiai? Trumpai tai pasidalinkite, kaip jūs tai vertinate. Gal tada sveiki visi, aš pradėsiu. Iš tikrųjų, šitas punktas vienas iš svarbiausių ir tikrai keliančių daugiausia klausimų ir vienas iš tokių esminių momentų bendradarbiavimo, tikrai šitą matom per darbo metus, nes žinom, yra tokia taisyklė, retai kada mūsų draugai tampa mūsų verslo partneriais, bet labai dažnai verslo partneriai tampa draugais. Ir iš tikrųjų kartais tokie mūsų verslo santykiai išsivysto į stiprias draugystės, bet tai gali atsitikti tuomet, kai abu žmonės yra sąmoningai atskiria, kur yra darbo ribos, kur yra asmeninės ribos. Ir čia turbūt tas ir yra esminis momentas, čia suprasti, kur yra darbo ribos ir kur asmeninės ribos ir kaip mes tada tai laviruojame, kada aš galiu rašyti arba skambinti, ar ne, kada galiu ko prašyti. Ir atitinkama atsakomybė, jeigu aš kažką imu ir prašau, tai mano atsakomybė atitinkamai panaudoti tuos dalykus, ar ne, ir suteikti grįžtamą į ryšį po to. Ir labai daug tų kitų dalykų, kurie nutinka, kad tie abipusiai santykiai vyktų harmoningai. Tai reiškia, kad abi pusės yra atsakingos, nes vėlgi dažnai labai draugystė grįstose santykiuose atrodo, kad vienas kažkuris tai labiau eina į santykį, ar ne, čia sponsorius labai nori, kad tu taptum senior star, o iš tikrųjų, ar ne, vat kiek abiejų atsakomybės yra, vienas nueina vieną kelio dalį, ar ne, ir kitas savo kitą kelio dalį nueina, ir va ta riba, būtent ta darbinė, jinai turėtų būti visada labai aiški. Tai šitas kodeksas puikiai apibrėžia mūsų darbinės ribas, net jeigu santykiai ateina iki draugiškumo lygio. Ačiū labai, Inga, labai tu gražiai ir aiškiai pakomentavai, nes taip ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad ta riba tikrai turi būti, nes per didelę draugystę versle jinai neduoda rezultato nei vienai pusiai. Tai tikrai labai svarbus kodekso punktas. Tai ačiū labai, Inga, einame prie sekančio, turbūt irgi tokio labai... Atsiprašau, galiu aš truputėlį pakomentuoti, nes šitas punktas gal daugiausiai toks jautriausias, truputį praplėsti matymą. Tinklinis marketingas tai yra santykių verslas. Aš užsidėsiu savo irgi... santykių verslas, šitas punktas labai svarbus ir dėl to žmonės ateina į šitą verslą, nes santykių tipai yra 3 ir mums žmonėm reikia žmonių, reikia to ryšio, per kurį mes atsigauname. Ir dauguma dirba korporatyvuose įvairių ir tų tokių, jie vadinami intymūs santykiai, tai nesupraskit iš kitos pusės, tai yra tie šilti, tas ryšys, tas gylis, kur žmogus pradeda žydėti. Ir dėl to į tinklinį marketingą daugelis ateina su tokiu netiesioginiu lūkesčiu, turėti, gauti šito trūkstamo santykio, kurio tikrai trūksta daugelį. Ir va čia būna gali būti tas konfliktas, apie ką kolegės kalbėjo. Tai nereiškia, kad mes čia dabar darom verslą formalu, taip kaip korporatyvė, ne? Čia dabar tas, anas ir taip toliau. Bet nepaslaptis visur, jeigu mes ateinam ir žmonės ateina į verslą. Tam, kad verslas būtų svarbus rezultatas, svarbus turi būti susitarimai ir abipusiai tokie įsipareigojimai. Ir kai prasideda draugystė, per didelę tą draugystę mes jau negalim kaip mentoriai, sponsoriai atlikti savo reikalingo vaidmens. Ne dėl savęs, bet ir dėl kito žmogaus. Mes bijom atvirai pasakyti, mums nepatogu, o jeigu įsižeis, o tai kaip čia dabar? Ir tada šaibom, atsiprašau užsireiškimą, nueina viso verslo rezultatai, dėl kurių atėjo iš tikrųjų čia žmogus. Tai aš kviečiu jūs, tai nereiškia, kad mes turim būti tai šaltais. Jeigu jūsų rangas irgi neauga ir jūs norit užsifiksuoti ant to, kad aš čia tik draugauju, pas mane čia tik apie tai ir čia jokių ten visa, tai irgi kitas kraštutinumas. Šaltumas ir kitas kraštutinumas. Ieškokit to vidurio, mokykitės palaikyti ir draugišką santykį mūsų versle ypatingai svarbu,
bet nenueikit į tai, kas jums trukdys ir siekti rezultatų. Deimanto rangas, platinos rangas, goldo rangas ir ėjimas dar tais aukštesniais rangais ypatingai rodo, kad žmogus moka puikiai kurti fantastiškus draugiškus santykius, bet puikiai supranta tas ribas ir to formaliosios dalies. Tai va, tai nesupraskit, sakau, kažkuria prasme, tai kaip čia dabar Puzienė pasakė, čia jokių draugysčių, dirbam ir visa kita. Jūs pasižiūrėkite į mūsų bendruomenę, mes keliaujam, mes einam į teatrus, mes norim susitikti ir ne apie darbo reikalus, ir spa su lyderiais važiuojam. Mes tikrai turim fantastiškus, draugiškus, kolegiškus santykius, ar ne? Bet jie neturi trukdyti rezultato siekimui, įsipareigojimų laikymusi, kad būtų tas pasitikėjimas. Atsiprašau, išsiplėčiau daugiau. Ačiū. Ačiū, Jolanta. Einame prie kito punkto. Dar vienas punktas, kuris tikriausiai irgi vienas iš labiausiai tokių, kur žmonės nelabai supranta. Neskūstis, o įkvėpti, ar ne? Tai ir čia yra ne apie kažkokį tylėjimą ar apie problemų kažkokį tai nuslėpimą. Nes kai lyderis ar komandos narys pradeda susitikimų metu skūstis ir kalbėti apie kažkokias problemas, kas darosi? Tiesiog komandos motyvacija, ar ne, visiškai krenta žemyn, nes mes puikiai žinome, kad esame žmonės ir labai jaučiame žmonės kitų šalia. Tai jeigu mes pastoviai kažkokias neigiamybės kalbėsime, kiti žmonės tą priima. Tiesiog per savo pajautimą, ar ne? Tai šito punkto ir mūsų tikslas, ar ne, visų, kad išlaikyti tą tokį toną, kuris kelia, o ne tempia mus žemyn. Ir sunkumus sprendžiame mes iš tikrųjų tarpusavį, ar ne, ir su to pačiu mentoriumi iškilo kažkokia problema, kažkoks klausimas. Aš jam pasiskambinu, pasikalbu, mes išsiaiškiname viską, bet to nenešame į tuos mūsų kartu komandinius susitikimus ir tų problemų nekeliame viešai, ar ne? Tai, nes iš tikrųjų, tai kada yra tas toksai, kaip mėgstama žodis daugumos ar ne vaibas, kada yra ta gera energija komandoje, tai susitikimų ypatingai metu ir apskritai, aišku, komandoje, tai tiesiog kiekviena komanda, kiekvienas komandos narys gali įveikti didžiausius iššūkius, ar ne? Ir va čia aš iš tikrųjų irgi labai noriu pakalbinti kažką iš lyderių, kad ką jums reiškia šis neskūstis, o įkvėpimu gyventi komandoje. Va taip labai trumpai, iki 2 minučių, kas norit pasidalinti apie tai. Kaip jūs komandoje šitą matot ir kaip jūs sprendžiate netgi galbūt? Živilė, įsijunk mikrofoną ar pasidalyk, prašau. Gerai, jau buvau bespaudžianti mygtuką. Šiaip šita tema yra ta, kurią aš vis dar pati mokausi, nors esu goldas, pati vis dar mokausi. Mokusi valdyti, nes labai puikiai esu pajutus, ką reiškia, kai vienas žmogus komandos susirinkime pradeda skųstis ir dėjuotis ir kaip visiems tas tampa blogai. Bet stengiuosi labai tą akcentuoti ir manau, kad tai yra labai labai svarbu ir yra žmonių tie, kurie, žinot, yra žmonės apmokami ir neapmokami. Vieniems gali 100 kartų sakyti, jie niekada neišgirsta, kiti vieną išgirsta. Tai aš labai džiaugiuosi, kad komandai yra tokių žmonių, kurie šitą mūsų taisyklę žino skūstis į viršų, džiaugtis visais kartu. Tai va šitą taisyklę, kuo jūs greičiau visi išmoksit, irgi tuo lengviau bus ir jūsų mentoriam, ir jūsų komandose. Žodžiu, džiaugiamės visi bendrai komandiniuose susitikimuose ir susirinkimuose, o skundžiamės vienas ant vieno, mentorių į viršų ir ne tai, kad skundžiamės, bet sprendžiam problemas, ne? Tai va, taip gal trumpai. Kad labai labai svarbu. Ačiū, Živilė. Vienas praktinis patarimas sau užduoti tokį klausimą arba užduoti kitiems, kurie skundžiasi. Čia toks truputį irgi išeinant į praktiką. Kai matote, kad skundžiatės arba jūs norite pasiskųsti, užduokit savo vieną klausimą. Šitos situacijos 3 galimi sprendimai, jeigu tai būtų apie mane, nes skundžiamės dažniausiai ant kažko, aplink kažką, žodžiu, nukreipiam, neprisiimam savo atsakomybės, o dėmesį kreipiam kitur. Sutinkat? Klausimas. Kaip šitą situaciją aš spręsčiau? 3 variantai. Tai atsakom savo arba paklausiam kitų, kur sutiksit, kad ar skundžiasi ar dar ką. Bet pradėkim visada nuo savęs šitą naują įprotį. Kitaip mąstymas pradeda veikti jūsų. Vat kitaip, jūs augat kaip asmenybė. Ačiū, Živilė, už laiką man. Viskas, ar ne, Jolanta? Tai ačiū labai
už pakomentavimą šio punkto ir einam tada prie kito, irgi taip pat labai labai svarbaus ir tarp kitko šis punktas ir mano net komandoje kėlė kai kuriems žmonėms klausimų, tai apie dėkingumą mentoriui, ar ne? Iš tikrųjų, tai tas dėkingumas mentoriui, tai yra tikrai tų dovanėlių kažkokių dovanojimas tikrai nėra kažkokia tai prievolė, ar ne, ar kad tai kažkokia hierarchijos išraiška. Taip, tai yra tiesiog dėkingumo kultūra, paprastas žmogiškas būdas parodyti, kad matai ir vertini žmogų, kuris tave veda, investuoja laiką ir energiją. Ir tas dėmesys tikrai tai nėra kažkoksai vertinamas kažkokiais daiktais, o tiesiog energija, kurią tu duodi atgal, ar ne? Nes mes puikiai žinome, kad jeigu mes gauname, mes turime ir duoti, ar ne? Kad būtų tas toks abipusis energijos srautas. Ir iš tikrųjų, tai šita nuotrauka įdėta ne veltui, tai Jolanta puikiai žino ir kiti lyderiai. Čia buvo viename susitikime, Birštone lyderių susitikime Kundzėje klubo, į kurius visus turbūt Jolanta tikrai irgi kvieti, ar ne, kad pasiektų žmonės Silver Plus. Ir tikrai mes visi esame be galo dėkingi Jolantai už tai, ką jinai daro, už tai, ką jinai duoda mums. Ir tikrai mes visada bent mini kažkokią dovanėlę, visą laiką Jolantai įteikėme dėkingumo, padarome dėkingumo žestą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir noriu paklausti iš tikrųjų irgi lyderių, kaip jūs matote tą dėkingumą jums kaip mentorių, ar ne? Kaip jūs, koks tas jūsų jausmas, galbūt aš taip paklausiu, būtų, jeigu jums komandos narys padėkotų kaip mentoriui, ir ne nors kažko mini, bet tą jausmą perduokit irgi iki 2 minučių, nes man atrodo, kad yra labai labai svarbu, bent man tai tikrai labai svarbu. Junkitės mikrofonas lyderiai, ypač kas dar nekalbėjot. Aš tada pasidalinsiu. Daiva kėlė ranką. Gerai, Daiva. Galiu trumpai pasakyti, paskutinės konferencijos metu atėjo merginos iš mano organizacijos ir įteikė man labai gražią dėžutę su dovanėlė. Tai buvo labai netikėta ir labai miela. Iš tiesų dovanas mokausi priimti ir mokausi irgi dovanot dovanas. Tai padėka per dovaną, aš manau, tai tobula ir linkiu kiekvienai tai daryti. Ačiū, Daiva. Jolanta, dar tu norėjai. Aš noriu akcentą pabrėžti, jo, labai faina, čia buvo įteiktas man deimantinis drugelis ir turiu irgi iš komandos perlų vėrinį ant rankos, kuris man simbolizuoja mūsų lyderių visų vienybę, tvirtumą, grožį, eleganciją, viską. Tai man tos dovanos yra labai labai brangios, labai aš jas vertinu, labai branginu. Tačiau tai nereiškia, kad dabar sugalvojo čia lyderiai, nori daugiau dovanų, ar ne? Ne, žiūrėkit, kai jūs darot konferenciją, ypač įteikinėkit tas dovanas prie visų, kaip pagarbos ženklą. Kaip pagarbos ženklą. Tikrai tai yra labai svarbu, kaip, nežinau, tegul tai būna gėlytė, tegul tai būna šokoladukas, tegul tai nereiškia, kad jums reikia išlaidauti ant perlų vėrinių, ar ne? Tikrai ne apie tai šitas punktas. Čia kas ir parašyta, tai yra jūsų gestą, jūsų pagarbą sponsoriui. Jūs rodote kitiems žmonėms, kad ir jie po to darydami jums, jų organizacija auga tvaresnė. Kultūrinė prasme, dėkingumo prasme, tų pačių santykių prasme, aukštesnio lygio. Mes į tai vedam su šito etikos kodeksu. Taip, labai ačiū, Jolanta, iš tikrųjų tai taip labai norėjau irgi paminėti, nes ir savo praktiko turėjau, kada tu turi renginį kažkokį ir labai norisi, kad žmonės matytų, kad tavo komanda jaučia dėkingumą, ar ne, tai labai 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 svarbu yra.
Aš dar, jeigu galima, irgi vis bandau atsidaryti labai trumpai esmę būtent šito punkto ir kaip ir dar kartelį pabrėžti, kad tai yra ne apie dovanas, o apie pamatymą tavo mentoriaus pastangų. Tai yra pamatymas ir įvertinimas, aš matau tavo poziciją, aš matau, kiek tu į mane įdedi ir aš galbūt nematau, kiek tau kainavo visą tai padaryti, va tą renginį, tą mūsų komandos suvienijimą, tuos visus metus, kiek tu dirbai ar ne, bet aš tai vertinu, priimu, gerbiu ir va ta galimybė būtent viešai parodyti, kaip tu tai vertini ir gerbi. Tai aš galbūt, bet ar ne, turbūt labiausiai apie tai šitas punktas ir yra. Taip, ačiū labai, Inga. Taip, dar vienas punktas yra tikrai irgi labai aktualus, tai kad ir vėl apie mentorių, nes manau, kad kiekvienas iš jūsų, kas esate čia, svajojate irgi tapti mentoriais ir dalis jūsų jau esate mentoriais, ar ne, tai apie mentorių, kuris nėra gelbėtojas. Tai labai svarbus momentas, nes mūsų veikloje mentorius nėra nei vadovas iš tikrųjų, nei kažkoks tarnas, ar ne, jis yra vedlys, kuris dalinasi kryptimi, patirtimi ir įrankiais. Bet atsakomybė iš tikrųjų, ar ne, visi supraskime ir manau, kad tikrai suprantate, kad už veiksmus visada tenka mums patiems, ar ne, tai yra ir jums. Mentorius gali parodyti kelią, bet eiti tuo keliu turite jūs patys, ar ne? Ir kai žmogus laukia, kad mentorius viską duotų, jis atiduoda savo iš tikrųjų energiją ir savo galią. O kai imasi veikti pats, tai jisai tampa lyderiu, paskui kurį žmonės kiti eina. Tai yra labai svarbus punktas apie tą mentorystę. Ir dabar iš tikrųjų labai norėčiau, kad pasidalintų mintimis irgi lyderiai, trumpai, kaip atrodo jums subalansuotas santykis tarp mentoriaus, pagalbos ir asmeninės atsakomybės žmogaus, kurį jūs vedate. Nes manau, kad mūsų veikloje, mūsų versle tai yra pats svarbiausias dalykas. Inga, gal tu šio klausimu? Turi taip labai stiprią komandą, labai stiprių žmonių ir tikrai daug vedėjų, tai pasidalink. Taip, aš iš tikrųjų ir paskaitą apie tai buvau paruošusi, jinai yra Roma lyderystė, man atrodo dar įrašas, jeigu yra įkeltas. Ir iš tikrųjų, va šita vieta yra vienas iš didžiausių visų lyderių kompetencijų augimo vieta, kur mes kalbam apie tą asmeninį ir lyderio kompetencijų augimą, kada tu nebesi tas, kuris traukia kitą, ne tada, kai gelbėji ir gebėti pamatyti, kada žmogus iš tikrųjų pats labai nori ir padėti tam žmogui padaryti jų pačių rezultatus. Ne už juos daryti rezultatus, bet padėti žmogui padaryti jų pačių rezultatus. Nes jeigu mes už žmogų darom jiems rezultatus, mes tampam gelbėtojais, o iš psichologijos žinom, jeigu kažkas yra gelbėtojas, tuoj pat kitas prisima aukos rolę, nes taip turi būti, jeigu vienas toks, tai kitas į tokį įkrenta, ar ne? Tai jeigu mes norim žmogui iš tikrųjų padėti, mes turim juos įgalinti ir gebėti tai padaryti yra, tai, kur mes labiausiai ir ugdomės. Ir tuomet tas, tinkamai santykį nuo pat pradžių vedame, kai tik pas jūs ateina naujas žmogus, tinkamai tas santykis turėtų eiti, kad abudu einame į savo asmeninius rezultatus, ar ne? Taip yra komanda, bet tu eini į savo rezultatus, o kaip ir čia rašote už veiksmus, atsako kiekvienas pats. Ir tas, kad atsakyti už savo veiksmus, tai reiškia atsakomybę, kad jeigu tu paprašai, kad lyderis tave vestų, tai, labai toksai vėlgi momentas, gerai pergalvoti, ar tikrai esi pasiruošęs eiti. Dėl to, kad, jeigu kažkas tai veda, tai tikisi, kad kitas žmogus ir eis. Ir tuomet jau kiek pasitikė savo lyderiu, sponsoriumi ir atitinkamai ir daryti, nors ir kaip kalbėjo Vilma per praeitą susitikimą, ar ne, nors ir baisu, bet darau vis tiek, nori didesnį už baimę, bet vis tiek darau tuos veiksmus, nes pasitikiu savo mentorium, pasitikiu savo lyderiu, kuris nuėjo tą kelią. Mes žinom, kad kai esam 10 arba 12 klasėje, mes žinom, ką patiria 5, 6 ir kitose klasėse ir atitinkamai galim žmonės, ar ne, matyti jų perspektyvas ir vesti. Tai tikriausiai čia yra viena iš didžiausių mokyklų, ką svarbiausia atkreipti dėmesį, kad nebūtų nei gelbėtojo ir kad kitas žmogus būtų pakankamai stipriai įgalintas ir jaustų tą atitinkamą atsakomybę, kad, jeigu mes susitarėm, kad mes eisime, tai vadinasi, nėra tokio dalyko, kad tu man sakyk, ką daryti, o aš pagalvosiu, ar daryti tai ar nedaryti. Tai čia turbūt svarbiausia tokia pamoka sėkmiai. Ačiū labai, Inga. Jolanta, tu prie to klausimo norėtum dar kažką pridėti prie to punkto?
Jolanta kažkokia. Ne, galim keliauti toliau. Apie sistemos laikymasi. Tai irgi labai svarbus punktas ir tikrai pasitaiko žmonių, kurie galvoja, kad jeigu yra sistema, tai, žodžiu, jam sistema, kad ir netinka, ar ne? Tai iš tikrųjų sistemos laikymasis tai tikrai nėra kažkokia kontrolė, tiesiog tai yra saugumas, aiškumas ir efektyvumas. Ir iš tikrųjų tai vat netgi žmonės, kurie ne Young Living dabar mūsų yra nuo pat pirmų dienų, ar sakysim, ar 5-6 metai, kai nebuvo kažkokių sistemų, nebuvo reiškia, tokių mokymų, kaip vyksta dabar, tai kaip vienas buvo įimas, kaip yra dabar, ar ne. Ir iš tikrųjų, kai visi veikia pagal vieną sistemą, tuos pačius principus, tai komanda juda kryptingai be jokio chaoso. Ir laikyti sistemos, aišku, reiškia pasitikėti procesu pačiu, o ne ieškoti kažkokių trumpesnių kelių, kurie galbūt visiškai, dažniausiai jie visiškai būna nenaudingi ir neneša tam tikro rezultato. Tai dėl sistemos tai noriu labai trumpai pakalbinti Jolanta tave, nes tu geriausiai žinai, kaip sistema, nes tu ir pati jas kuri, kaip sistema padeda augti pačioms komandoms. Tai 2 minutės tau. Sistemos pagrindinis momentas - sistema, čia aišku parašyta aiškumas, kryptis, bet tame yra esminis dalykas. Young Living verslas, tinklinio marketingo verslas, esmė yra duplikacija. Duplikacija. Nes manęs čia, kada kažkas klausia, sako, aš galiu pasidalinti Romo šokio scenarijum, tiesiog su žmonėm, kurie visai daro kitokias stovyklas. Aš sako, tau negaila? Mes gyvenam tuo, kad kuo daugiau ir teisingiau vyksta duplikacija ir nemutuoja, einant kuo daugiau lygių atsiranda, tuo labiau jūsų verslas stabilesnis ir tvaresnis. Kai yra sistema, mažiau chaoso, tai reiškia nereikalingų veiksmų ir tai, kad jūs kaip lyderiai, kur dabar pradedat dar nuo Senior Star ir kūrėt savo pirmą organizaciją, kad iš karto padėti teisingus pamatus, aiškią sistemą, kur žinot, kad po to bent jau iki 5 lygio, ko gero nemutuos. Po to vis tiek jinai mutuoja. Bet bent jau didžioji dalis būtų aišku, kad žmonės atėję, nes dažniausiai tinklinio marketinge žmonės nedaro, todėl kad jiem neaišku, ką daryti. Tai sistema, tai yra viena sistema. Toj sistemoje vientisoj yra daug sistemų, kurios turi tarpusavėje susipinti. Kaip pavyzdys, mūsų mokymų sistema, taip, mokymų sistema, kada visi iki Senior Star ateina 12 valandą, mokosi, joje yra tam tikros taisyklės, jinai sujungta su mūsų susirinkimų sistema. Šalia yra motyvacinė sistema. Ir visa tai, kai veikia kaip tas laikrodukas, atsimenat, tie krumpliaratukai, ne krumpliaratukai, kaip ten tas mechanizmas, tada visas laikrodis dirba laiku. Tai mūsų palinkėjimas jums galvokit apie sistemas. Tai nereiškia, kad dabar čia kaip paveikslėlė sudėtingo, ten dar kažką. Pirmus dalykus, iki Senior Star sistemos turi būti tikrai nekažinka. Pažiūrėkit, ką jūsų sponsoriai daro. Pirma, ką reiks pasidaryti, tai yra mano sistema, kaip aš dirbu su klientais potencialiais. Kaip aš juos registruoju, ABC. Antra, kaip aš rūpinuosi, kad jie turėtų savo sveikatinimosi planą. Ką aš darau? Balanso ratą rodau, kas savaitę pasiskambinu, konsultuojuosi ir taip toliau. Tai Inga dar nori papildyti, ne? Taip, norėčiau apie sistemą papasakoti iš tikrų tokių pavyzdžių, kai moteris ateina į tinklinio marketingo verslą ir labai nori būti savimi. Iš tikrųjų, kiekviena nori būti labai autentiška ir savastį įnešti. Tai vienas svarbu momentas prisiminti, sistema tai nereiškia, kad tu negali būti savimi. Ar ne? Sistema neapriboja, bet sistema būtent duoda daug daugiau galimybių reikštis tikrajai tavo tikrosiams aistroms. Ir kas svarbu irgi nuo pat pradžio atpažinti, būna moteris ateina ar vyrai ir sako, aš darysiu savaip, o aš savo mokymus padarysiu, o aš savo ten kažkokį puslapį padarysiu, dar kažką, nekurti to, kas jau yra sukurta.
bet pasitikėti savo lyderiais. Dėl to, kad reikia va tą perspektyvą pamatyti lyderiai, kurie čia yra jau daug metų, jie mato daug didesnę perspektyvą tų žmonių, kurie ateina ir mato, kas yra reikalinga ir kaip tai turėtų geriausiai visiems pasitarnauti ir pasitikėti būtent tuo. Nes aš labai gerai žinau, kai būna atėjus norisi keisti pasaulį, keisti viską, pertvarkyti viską savaip, nes dar daug ko labai nežinai. Bet dėja, po keliarių metų tu supranti, kad praradai kelis metus darydama tuos dalykus, kurių nereikėjo daryti, kurie yra padaryti, vietoj to, kad geriau iš tikrųjų kurtum savo asmeninius rezultatus. Tai tiek. Ingos stebuklingi žodžiai. Ypatingai šitą užsirašykit, ką Inga paakcentavo. Tai labai labai svarbu. Mūsų Young Living tinkliniam marketingė su mūsų unikalių produktų kūrybiškumo. Pažiūrėk, kiek formatų, kiek mes turim įvairių. Norit eikit aromažygius, norit kvepalus kurkit, norit muilą virkit, į pirtį eikit. Kūrybiškumui pasireikšti mes turim labai daug, bet yra dalykai, kurių jūsų labui geriau negriauti. Ačiū, Inga. Ačiū, Inga, ačiū, Jolanta. Einame prie sekančios paskutinio punkto apie neįkalbinėjimą, o apie kvietimą. Na, čia visiems turbūt irgi labai, daugumai turbūt labai aišku, ar ne, kad mes Young Living versle tikrai nekviečiame per spaudimą kažkokią, ar ne, o kviečiame per vertę ir per autentiškumą. Ir kai žmogus pats pajunta susidomėjimą ir sprendimas tampa tikrai labai tvarus. Ir iš tikrųjų, kada mes per tą tvarų tokį sprendimą, ne per įkalbinėjimą pasikviečiame žmogų, kuris tampa komandos nariu, tai tada pasitikėjimas būna grįstas, ar ne, pasitikėjimu grįstas ryšys ir tada tas komandos narys yra visai kitoks ir kitaip jaučiasi jūsų komandoje, ar ne? Tai aš dabar noriu, kurie jau senokai šitam Young Living versle, noriu, kad pasidalintumėte, kaip jūs, pavyzdžiui, prieš 5-6 metus ar tiesiog savo pradžioje, kaip dalindavotės, kaip, reiškia, kviesdavot žmonės tiksliau į Young Living ir kaip dabar, kas pasikeitė, bet taip trumpai esminius dalykus. Esminius. Aš galiu, nes yra visiškai mano praeitas etapas ir kai tu uždavai tą klausimą, kaip anksčiau darėt ir kaip dabar. Tai anksčiau aš dariau iš tos pozicijos, kad ten pažadėsiu, ten tą ir tą, jūs tik ateikit pas mane. Tas tikrai buvo mano etapas, nes tai yra normalus etapas turbūt pradžioje, kad mes norim, kad tie žmonės ateitų. Ir tikriausiai mes jį turim tiesiog pragyventi, bet tiesiog labai norėčiau visom palinkėti, kad nebūti to maldautojo pozicijoje, kad jūs labai gražiai yra aprašyta, tikiuosi tikrai skaitėte šitą kodeksą, kad būti tiesiog mes dalinamės ir žmonės patys jungiasi. Tai va, o iš šiandieninės pozicijos, Atela, atsakant į tavo klausimą, dabar aš, pavyzdžiui, po pokalbių su žmogum ir dabar neseniai visai buvo 2 tokios situacijos, aš pati nusprendžiau, aš nenoriu su tokiu žmogum, kad jis būtų mano komandai ir aš jį tiesiog palikau, jeigu jis norės man parašys, okei, aš registruosiu, bet aš nedėsiu, ta prasme, kažkokių pastangų kažko dėl to, tai va čia atsiranda šitą laisvę, kad mes jau net galim rinktis, kurie žmonės norim, kad ateitų pas mus, o kurie nenorim. Tai čia turbūt tokie irgi etapai, tai linkiu kuo greičiau juos praaugti tuos etapus taip, kad būtų tas etapas, kur jūs renkatės, kas pas jūs ateina, jūs tiesiog transliuojat savo žinutę ir žmonės patys tiesiog eiliai stovi ir laukia prie jūsų jungtis. Super, Živilė, labai ačiū. Labai ačiū, Živilė, labai, kaip man gera matyti, kai žmonės perlipa šitą momentą, kaip atsiranda atsipalaidavimas, atsiranda grožis, elegancija šito verslo, kaip linkiu kuo greičiau šitą praeiti, bet visi turim tą praeiti, ką Živilė labai aiškiai pasakė. Aš noriu truputį ir prieš tai punktus ir šitą padaryti truputį pafiksavimą jūsų vieną. Žiūrėkit, jeigu viduje jūs susidurėt su tam tikra situacija, kažkuris etikos kodeksas jūs ypatingai kabina, tai tikrai ne apie etikos kodeksą, ne apie lyderius, ne apie sponsorius. Apie ką? Apie mus pačius. Labai kviečiu sąmoningai peržiūrėti, atidaryti nuoširdų pokalbį su savimi ir pasikalbėti apie tai. Greičiausiai tai jūsų kažkuria prasme trukdys dalykas judėti toliau. Ne tai, kad greičiausiai, labai dažniausiai. Pavyzdžiui, jeigu dažnai girdite ar žmonių ar savyje, oi, aš bijau spaudimo, oi, dar kažką. Apie ką tai? Gali būti 2 variantai.
arba yra visiškai su savivertė ir nepasitikėjimu ir kažkokia ypatinga patirtim, baimę, nedrąsą, arba jūs iš kažkurios pusės gavote tokį spaudimą, kad dar vis viduje neišsiaiškinot, apie ką tai buvo, ar ne, ir ten kabo toksai momentas, kuris valgo jūsų energiją, arba galbūt jūs iš tikrųjų spaudžiat. Galbūt iš tikrųjų pas jūs tai yra. Bet jūs labai gražiai mokate apsisukti, tik ne apie spaudimą, tik ne apie dar kažką. Aš jūs nuoširdžiai visus labai labai myliu ir noriu, kad jūs kiekvienas čia pasiektume daug, dėl to kai kur nepatogius ir drąsius ir atvirus klausimų momentus sakau. Bet aš iš sąmoningumo pusės, mes turime eterinius aliejus, mes esam tokiam versle, kur noriu pasakyti, kad nėra kitų tinklinio marketingo kompanijų, kurie turėtų tokį produktą. Ir mes, aš kviečiu jūs į tą kitokį lygį pasižiūrėti ir būti atvirai su savim ir aukti kaip asmenybėm. Tai atsiprašau, kad nukrypimą, bet... Ačiū labai. Tai užbaigiant, matote nuostabią nuotrauką iš Young Living Europos konvencijos. Ne visi gal žinote, kad Jolanta stovėjo kaip lektorius ant scenos, mūsų pasididžiavimas Lietuvos, ir kalbėjo savo temą, bet aš truputį ne apie tai, aš apie tai, kad kiek pas Jolantą, ar ne, pasitikėjimo, pagarbos ir profesionalumo, jeigu jinai pasiekė tą lygį, kokiame dabar yra. Tai tikrai labai linkiu visiems vadovauti šitų etikos kodeksų. Ir jeigu elgiamės etiškai, stiprėja visa komanda, be abejo, ir mes stiprėjame, ar ne, ir mūsų reputacija, ir etika tikrai nėra kontrolė, tai kelias į laisvę, veikti sąmoningai. Apie ką šiandieną mes visą laiką ir kalbėjome, ar ne, ir labai ačiū visiems už pasidalinimą lyderiams, ir ačiū tau labai, Jolanta, už įžvalgas visas, kaip visada viskas į 10-tuką visų, tai labai dėkinga ir aš tikiuosi, kad mes ne vieną lyderį augantį matysime Europos konvencijose ant scenų ir ne su savo pranešimais. To labai labai visoms ir visiems linkiu. Tai su etikos kodeksu šiandieną yra tiek. Kas nepaskaitėte, dar paskaitykite. Ir namų darbą iš karto užduodu, nes eisime truputį prie kitų temų. Tai namų darbas bus jūsų toks, kad parašyti 3 punktus četuke, įkelti četuką mūsų telegramo iš etikos kodekso 3 punktus, kurie atrodo jums patys svarbiausi, tokie 3 išsirinkti. Ir einame jau į tokius rimtesnius namų darbus ir apie juos truputį vėliau pakalbės Jolanta, kad sukurkit trumpą įrašą, istoriją ir rilsą, nesvarbu socialinėse tinkluose apie tai, kodėl svarbios yra Young Living vertybės jums arba ką jums reiškia veikti su pagarba ir autentiškumu. Ir beje, ties iš karto toksai pažymėjimas, kiekvieną kartą priminsime, kad prie kiekvienos užduoties rašymo pažymėkite būtinai grotelės vardą pavardę, kad mes galėtume atsirinkti, kažkas paišo, turbūt Jolanta, tu paišai, ne? Aš nežinau, kažkas paišo. Tai va, apie namų darbą, bet tai apie namų darbus dar šiandieną truputį bus. Ir jeigu leisi, Jolanta, man toliau eiti. Taip, leidžiu. Aš iš karto einu į anonsą kitos paskaitos sekančios, kuri vyks lapkričio 5 dieną, tuo pačiu laiku 12 val. Kaip minėjau, primenu dar, kad kiekvieną trečiadienį 12 val. Mes susitinkame online, ar ne? Tai sekančios paskaitos tema atrask savo kodėl ir paversk svajonę aiškių veiksmų planu. Tai mes turėsime nuostabios lyderės, auksinės lyderės Ingos Paužalienės paskaitą. Nebejoju, kad jinai sužavės visus, nes mes puikiai matome, kiek žinių turi mūsų Inga ir kiek jinai gali duoti jums tų žinių. Tai anonsas toksai, kadangi laikas labai labai spaudžia, Inga, nekalbinsiu tavęs. Aš tik noriu vieną sakinį pasakyti. Ten, kur Inga dėstys ir dėlios, tiesiog ateikit su užrašais, susisviniais. Tai yra visada vertinga, tai yra daug daugiau negu tiesiog siaura tam tikra tema. Aš pati visada žaviuosi Ingos pristatymais, tai yra mūsų gold lyderis, tai yra savo rankom padarė lyderystę, augina nuostabės, fantastiškas komandas ir turi labai daug ko pasidalinti. Taip kad būkite, laukite ir bus tikrai vertinga labai. Taip, nebejoju, kad bus.
daug prisijungusių. Taip, sekantis irgi anonsas yra, tai pasižymėkite iš karto datą 26 metų vasario 28 dieną, rezervuokite, kad tikrai niekur nesuplanuotumėte dalyvauti kitur, vyks brand partnerių, mūsų partnerių suvažiavimas Birštone. Išvažiuojamasis, apie jį mes šiandieną nekalbėsime, tiesiog kol kas pasižymėkite datą, bet bus atskiras susitikimas su jumis, kuriame bus kalba apie šitą mūsų suvažiavimą. Tai tiesiog anonsas dėl datos vasario 28 dieną. Ir apie tai šiandien daugiau ne. Ir ką, Jolanta, aš tada tik tai paminėsiu tiek, kad kas dalyvavote įvadinėme susitikime, tai kalbėjome apie dovanas, kad jūs mokotės, mes už tai jūs apdovanojame, jūs apdovanoja jūsų lyderiai. Ir minimumas taškų, kiek turite surinkti, bus 80 ir už tai gausite ne tik diplomą, bet nuostabią Jolantos knygą Pabandyk. Aš praeitas, sakiau, šią 2 kartus perskaičiau, be galo vertinga, kas neskaitėte, tikrai verta. O kas pasieksit Senior Star rangą per 4 mėnesius nuo starto mokymų pradžios, tai dar plus prie tų dovanų papildomai gausite Believe eterinio aliejų mišinį. Tai tikrai verta pasistengti ir dėl savęs, dėl savęs svarbiausia, ar ne, bet kartu ir dėl dovanos turbūt. O dabar, Jolanta, perduodu tau žodį. Taip, tai pabaiga tiesiog, kad jūs suprastumėt ir žinotumėt, kad resursų yra sukurta labai daug tam, kad palengvinti jūsų kelią į Senior Star. Čia yra keletas tik įdėta, tai yra paruošti rinkiniai, kaip naudoti produktus, vizualai, aprašymai, žinau, Sigitos Petrokaitės, ten yra grožio su gražiais plaukais, visko ten rasite, bet elegantiškai, vizualiai, gražiai paruošta. Kur yra anima, prijunkit savo žmonės ir padėkit jiems suprasti, ką ten daryti, ko nedaryti, labai svarbu. Aroma žygių yra bendražygių atskirai čiatas, yra istorijos apie verslo sėkmės istorijos, mūsų lyderių įkeltos. Jūs, kai pasieksit Senior Star, mes irgi labai kviesime jūsų istoriją ten irgi įrašyti, kelt. Ir kai bus kitas žaidimas, apie jūs rašys visi. Patirčių atsiliepimų, mūsų praktinė aromaterapijos mokykla, tai visur pagalba ne tik jums asmeniškai daryti ir kurti verslą, bet ir jūsų žmonės lengviau įvesti. Tai QR kodas, jeigu dar nežinot, kur ką, mes atskirai vėliau įkelsim dar vieną vietą, kur bus visos nuorodos, bet pasistengkit atsisėsti su sponsoriumi ir išsiaiškinti, kur visi ne tik šitie, bet ir kiti resursai yra. Būtinai tuos resursus sudėkit į vieną papkutę, prisekit, kad jum Telegrame visada būtų viskas viršui. Jeigu nemokate, klauskite sponsorius, klauskite aukščiau stovinčio, arba klauskite grupiai, gal pasidalinsim irgi video. Taip, toliau. Pagrindinis resursas, kas liečia mokymus, yra 2 čiatai, 2 kanalai, tiksliau 2 papkutės. Vienas yra kanalas, kitas yra čiatas. Žiūrėkit, mūsų vizualai, jie jums padeda susiorientuoti. Tas, kuris yra tuščiaviduris, tai jis skirtas bendravimui, kad mes bendrautumėm ir jis būtų gyvas, kurį dažnai užeinam. Tačiau, kai bendraujam, labai daug nučiuožia informacijos. Ir mums greitai reikia patekti į seminarą, yra kanalas, kuriame jau jūs negalit komentuoti, bet svarbi informacija, eilės tvarka yra sukelta. Taip, čiate atsirado nauja papkutė, atlieku praktinės užduotis ir fiksuoju jas Excel'yje. Reiškia, čiate bus daugiau tų papkučių ir kiekviena turės savo paskirtį. Jūs daugiausiai nuo savaitės iki savaitės, tai ką Etela šiandien iš etikos kodekso uždavė praktinės užduotis, mokymasis jis nieko vertas, jeigu mes tuoj pat per 24, ypač valandas, net ne per savaitę, neįgalinam šitų žinių. Tai laikas praleistas veltui. Smagiai pabuvom, bet tada savo būkim ir atviri. Ok, man faina ateit, susimotyvuot, gal ką išgirsiu, jeigu ir neišgirsiu, vis tiek nieko nedarysiu, tai irgi yra ok, bet būkim sąžiningi su savim. Bet jeigu jau dalyvaujat mokymuose, tikėtina, kad jūs norite rezultato, o jeigu norit rezultato, vadinasi, čia ir dabar išgirdau bent vieną dalyką, šiandien pritaikau, šiandien. Mes pragalvojom visą mokymų sistemą, ilgai dėliojom ir su Etela strategavom, ir su kitais lyderiais dar klausėm nuomonių.
Reiškia, mokymai tam, kad būtų motyvacija ir kad mes matytumėm jūs ne tik šiaip laiką leidžiat, nes mūsų atsakomybė, kad jūs eitumėt rezultatą, visų lektorių tikslas, noras ir pasitenkinimas savo darbu. Kai jūs darysit veiksmus, reiškia, iš kiekvienos temos jūs gausite 1-2 maksimum užduotis iš konkrečios temos, kurias mes kalbėjom mūsų susitikimo pradžioje. Taip? Ir už jas galėsit rinkti taškus, balus. Pamenat, ten dovanas gausit, jeigu surinksit ne mažiau kaip 80 taškų. Bet čia ekrane, ką jūs matote, galit nusifotografuoti. Yra pagrindiniai veiksmai, pagrindiniai dalykai, už kuriuos jūs kas savaitę galit rinkti balus. Ne visi, bet ypač antras, tai kiek pakviečiau žmonių į Aroma susitikimus renginius, pas sponsorių, bendrą, nesvarbu. Duodami 3 balai, jeigu jūs atsivedėt 3 žmonės. Jeigu atsivedat vieną žmogų, nesiskaito, nes jeigu jau gaištat laiką, būkim truputį efektyvesniais. 3 balai, 3 žmonės, va tą savaitę. Pravedžiau pati Aroma renginį, Aroma susitikimą, bet jame turi būti dalyvauti mažiausiai 5 žmonės ir nesukviečiam vaikų, ar ne? Savo vaikų surenkam, ne. 5 dalyvius, 5 balai jūs gaunat. Ir turi būtinai matytis Young Living produktai, kad ne šiaip jūs užstaliai ten kažkur ar nedalyvaujat, bet kad jūs darot Aroma edukaciją. Pravedžiau asmeninius pokalbius, kai kam rezultatai fantastiškai ateina darant tik 4 punktą. Ir man tai yra vienas iš top, kuris man duoda čia ir dabar rezultatą greičiausiai ir pasitenkinimą. Nes kai kalbam vienas ant vieno, pamenat, kalbėjom, tai tas ryšys, santykis, va. Ir už tai gaunam irgi 3 susitikimai per savaitę, 3 balai. Tai yra tokia lengva versija, 3 susitikimai per savaitę. Tai yra nedaug. Galim juos daryti Zoom'u, galim daryti gyvai, bet tai veda irgi į sisteminį jums, į naujų klausimų paiešką, bet ir praktikavimas vedant į rezultatą. Padariau asmeninį užsakymą, mūsų partnerių įprotis, savo asmeninį užsakymą darome iki 5 dienos. Net 5 balus gausite. Aišku, tai nebus kas savaitę, bet mėnesio pradžioje. Dalyvavau gyvai bendrame partnerių susitikime, kuris bus artimiausias lapkričio 12 dieną. Reiškia, per mėnesį 3 mokymosi susitikimai, 1 bendras partnerių susitikimai. Ir gaunate net 2 balus. Video įrašų mes čia neužskaitom. Dalyvavau gyvai mokymuose čia, įkeliam gyvai prisijungėt, šiandien mūsų 8-5 matau pabėgo, 1 balas, parašiau atgalinį ryšį. Atgalinis ryšys, tai yra jūsų refleksija, jūsų į stalčiukus sudėtos informacijos sudėliojimas po mokymų ar susirinkimo grupėje. Tiek po susirinkimo, tiek po mokymų parašėt atgalinį ryšį, 1 balas. Pasiekiau Star rangą 5 balai ir pasiekiau Senior Star, gaunate 20 balų. Dar 11, aptariau savo savaitės rezultatus, idealu tai būtų penktadieniais daryti, bet kiekvienam labai skirtingai, bet savaitės rezultatus aptariau su savo sponsoriumi. Jeigu sponsorius neaktyvus ar ten neaišku kas, tada einam arba į aukščiau stovintį sponsorių, arba jau mentorių. Va, tai gauna 3 balus, nes mūsų darbas yra partnerystės ryšio kūrimas ir sponsorius žino, ką jūs darot, gali tada daugiau jums padėti, negu jis nežino, ką jūs darot ir jūs neplanuojat ir tada nesilaiko disciplinos ir labai greitai jums ir motyvacija ir viskas nučiuožiat į šoną. Tai šitus veiksmus darome, galim daryti kas savaitę. Ir pirmas punktas, atlikau bent 5 veiksmus iš čia, iš žemiau esančius, 5 balus papildomai gaunu. Jei netlikau 5 veiksmų, na tai tiesiog tų 5 balų nepasiimu. Toliau. Žinau, kad bus klausimų, mes visą tai aptarsime dar čiate, bet į šitus pagrindinius veiksmus stengiamės laikyti, dėl ko paprašiau, kad nusifotografuotumėt, kad kai planuojat savaitę, kai žiūrit, kad jūs fokusuotumėtės į tai,
tam, kad mokymosi medžiaga būtų jums naudinga ir atėjus jūs tikslingai užduotumėt ar čia klausimus, ar mūsų čate. Tikrai mes visi lyderiai atsakysim ir padėsim suprasti. Taip, labai atsiprašau, Jolanta, labai noriu iš karto priminti ir pasakyti, kad nepabėkite, kai išjungsime šitos transliacijos, sustabdysime transliaciją tiesioginę, nes bus dar viena trumpa paskaitėlė, kurioje Jolanta supažindins, kaip jūs tos taškus ir už ką rinksite ir kaip juos rašysite. Tai būtinai nepabėkite. O aš dar primenu dėl namų darbų, už kuriuos irgi gausite taškus, ką minėjau, dėl etikos kodekso, ar ne, ir kad turite būtinai įkelti į čatuką atliktus namų darbus. Ne šiaip, kad jeigu nufilmavau kažką ar padariau, ar ne, kad print screenas ir įkelėti į čatą namų darbus. Taip. Tai ačiū labai už šiandienos paskaitą, ane? Baigiam. Ir ačiū labai, stabdom tada ir neįrašą. Taip. Trumpas paaiškinimas. Trumpai paaiškinsiu, labai trumpai, vos keletą minučių, kaip tas užduotis fiksuosime. Tas užduotis bus įkelta į tą, matėt, Telegram čatuko atskirą failiuką, kur jūs keliate savo užduotis, kad jūs atlikote. Šalia dedate, kaip Etela sakė, grotažymės, savo vardą, pavardę ir grotažymės dar rekomenduočiau pridėti, iš kurios temos užduotis. Pavyzdžiui, šiandien etikos kodeksą. Jeigu nežinot, iš kurios temos, na, tada nedėkit, bet savo vardą, pavardę būtinai įdėkit, nes per tai mes galėsim filtruoti. Ir ten rasite prisektą Excelio lentelę, kur šiandien jau kas registravotės, imate eilės tvarka, įsirašot savo vardus, pavardės, eilės tvarka. Čia yra vienas apačioj šitas, tiesiog, net jeigu ir pradedat mokymus, nesvarbu kada, žiūrite, nuo kurios savaitės pradedat, nes čia dabar spalis bus papildytas spalio tokia savaitė, šeštadienį iki sekmadienio vėliausiai supildot savo duomenis čia, kiekvienas už save. Padariau, įkėliau į čatą, įėjau į lentelę iki sekmadienio, tai reiškia šeštadienis, jūs užpildot, prie kurios užduoties, pavyzdžiui, save čia įsirašot, ir įrašot, aha, šito nedariau, ten, kur nedarėt, nebūtinai nulius parašyti, bet, pavyzdžiui, šitą ėmiau ir padariau. Iš tų tokių bazinių, bent vieną užduotį, labai prašau, bent vieną iš jų, jeigu norit tikrai judėti, ką nors, ar ne? Nesifokusuokit tik į tas paskaitų užduotis, būtinai ir paskaitų, bet ir šitų tokio minimumo padarykit bent vieną. Čia dabar tos temos, kurias jūs matėte ir iš etikos kodekso jau yra parašyta. Taip, čia balus, gal Etela dar tikslinsi, kiek balų iš kiekvienos užduoties gaunama. Jūs prie savo vardo pavardės, kai tik atliekat, ne vėliau kaip iki sekmadienio įrašote. Čia niekur neliečiat, automatiškai skaičiuosis. Tai šitas, jis sekmadienį užsirakins, jeigu jūs nespėjat įvesti, jis bus jau sekmadienį užrakintas ir nuo pirmadienio atsiras tokia pat lentelė su jūsų vardais pavardėm, bus atskiras naujas šitas apačioj. Šitas, tai va čia bus spalis, tokia savaitė, antra savaitė kaip pavyzdys, ar tiksliau rašysime datomis. Tai kviečiam į tokią sistemingą discipliną, susivedam vėliausiai iki šeštadienio vakaro visi savo vardus, pavardės ir kaip sekasi atlikinėti šitas užduotis. Nesvarbu, kad šiandien trečiadienis, bet vis tiek turėjot ir vakar, ir užvakar, ir jau kai kuriuos veiksmus darėte. Va. Tai nevėluokim, laikykimės to, vadinkim, savaitės prieš save atskaitomybės ir tiesiog įsirašykim už save. Prieš tai įkėlę į Telegram čatuką užduotį. Ačiū labai, jeigu bus klausimų, čiate tikrai būtinai atsakysiu ir pakeliui per pirmą savaitę, kol įsivažiuosite, drąsiai klauskite, viską tikrai lengvai suprasite ir išmoksite. Ačiū labai.